Taip, pirmiausia, ką turi žinoti ir mokėti turistas arba žmogus išsiruošęs į gamtą ilgesniam laikui, tai užkurti laužą. Daugiausia arba labai dažnai pasitaiko, kad žmogus nemoka užkurti laužą. O tai yra svarbus reikalas. Būna išbraižoma visą degtukų dėžutę ir žmogus nusispjovęs grįžta namo, neužsikūręs laužą. Tai va, šiandien parodysiu, kaip laužas yra užkuriamas nuo pradžios iki pabaigos. Visų pirma, yra pagrindas žemė. Visuomet ji yra, dažniausiai yra drėgna, jeigu prie upės, tai bus drėgna ir jeigu tiesiai kuriant ant jos, drėgmė trauks ir nebus galima įkurti ugnies. Tada paimame malkų. Padarome laužui padą. Čia bus laužo padas. Padarius laužui padą, apsižiūrime, ar nėra kur nors beržo. Pamatę beržą, nuimame jo tošį. Uždegimui vietoj popieriaus. Beržo tošis ar drėgna, ar sausa, jį dega vienodai gerai. Taip. Paėmė beržo tošis. Toliau žiūrime sausuoliukų, sausuolių. Dažniausiai jie būna sausi, sauso šakelės būna aplipusius eglė. Sausos eglės šakelės greit įsidega ir labai gerai dega. Taip. Čia bus pradžia. Toliau pažiūrime didesnių pagalių, jau užsidegų šakelės. Pasiruošiame. Ir kas svarbiausia, išeinant iš namų, visada reikia pasiruošti degtukų. Tam, kad degtukai nesudrėktų, juos reikia aplašinti uždegtą, degtukų sierą reikia aplašinti uždegtą žvakę. Kadangi kur degtuką bekavotum, mažai yra gamtoje tokių vietų, kur neprasiskverbtų vanduo. Todėl svarbiausia yra apsaugoti sierą. Paėmėm degtuką, kuris yra pridėtas siera, tai yra vaškų žvakės. Truputį nugrandome žvakės vašką
parafiną šiuo metu ir bandome uždegti. Uždegti reikia beržo tošį pirmiausia. Kada pradeda degti beržo tošis, dedame eglės sausuolių. Sausuoliai greit įsidega, todėl ant jų viršaus jau dedame stambesnius pagalius. Aišku, jos turi būti sausos. Kol laužas gerai įsidegs, visos malkos turi būti sausos. Va šitaip yra užkuriamas laužas. O paskui jau galima dėti vis daugiau. Va. Pirmas pamokslas, pirma taisyklė žmogui išsiruošusiam į gamtą. Čia mes esame Švedijoje, Dovanos apskrityje prie Valan upės, Valeros kaimelio apylinkės. Valan ruduo spalio mėnuo.